Seinai miestas Lenkijos šiaurės rytuose, Palenkės vaivadijoje, Seinų apskrities ir Seinų valsčiaus centras, prie sienos su Lietuva. Seinai prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo svarbus ir labai reikšmingas lietuvių kultūros centras, švietęs Lietuvai ne mažiau kaip Vilnius, Kaunas ar Marijampolė. Seinams augti padėjo 1602 metais čia įsikūrę dominikonai. Jie tapę stambiausiais žemvaldžiais pradėjo statyti mūrinę bažnyčią, apgyvendino amatininkus ir žydus, įvedė atlaidus. Tūkstantis 818 metais gaisras sunaikino didesnę miesto dalį, vertingą vienuolyno biblioteką bei senus miesto dokumentus. Tos spaudos tradicijos šitam krašte tikrai labai yra gilios. Pirmiausia, jos sėtinos su Seinuose veikiančiu dominikonų ordinu, kuris į Seinus atsikėlė 1610 metais. Ir ten, tarp kitko, pastatė bažnyčią, vienuolyną, įkūrė spaustuvę. Dominikonai buvo Seinuose beveik 200 metų, išėjo 1804. Ir iki galo nežinia, koks jų leidybinis palikimas, nes dalis jų skauptos didžiulės bibliotekos jiems išėjus buvo išgrobstyta. Labai daug sudegė per 1818 metų Seinų gaisrą, bet man atrodo, kad būtent toje spaustuvėje galbūt nebuvo išleista nė viena lietuviška knyga ar lietuvio autoriaus knyga. Po gaisrų nelaimės prasidėjo Seinų aukso amžius. Dar prieš 1863 metų sukilimą lietuvių tautinis atgimimas pradėjo reikštis Seinų seminarijoje. Šalia daugelio lietuvių kunigų čia buvo įsikūrę ir lietuvių pasauliečių inteligentų. Seinų bažnyčia tapo vyskupijos katedra. Joje įsikūrė ir Sūduvos vyskupijos kapitula. Tai, kas mes matome dabar atvažiavę, tai yra visiškai kitoks bažnyčios vaizdas, negu buvo pačioje bažnyčios pradžioje. Nes šita bažnyčia buvo pastatyta renesanso stiliumi ir jau Rožė Pliaterytė, kurios paveikslą mes įėję į bažnyčią visą laiką matome, jinai pertvarko. Tai reiškia, ką padaro? Jinai tą bažnyčią perstatinė, tai reiškia, nugriauna varpinę šiaurinėje bažnyčios dalyje, jinai pastato 2 didelius bokštus, kuriuos matome ir dabar, kurie švyti atvykstantiems piligrimams ir pertvarko visą bažnyčios vaizdą. Tai reiškia, ką mes matome dabar. Visi bažnyčios altoriai, šoninės navos, altorėliai, visos puošmenos būtent yra būtent Pliaterytės įtakoje padaryti. Jeigu žiūrint taip istoriniu kontekstu, žvelgiant į priekį, 804 metais šita bažnyčia tampa parapijinė bažnyčia, taigi iš vienuoliai perduoda jau ją kaip parapijai. Ir įdomesnis faktas yra, kad 1818 metais šita bažnyčia gauna katedros titulą, katedros statusą, tampa katedra. Ir tampa katedra, tai tais pačiais metais yra įsteigiamas Seinų vyskupija arba Augustavo vyskupija. Ir čia atvyksta vyskupas su savo visa kanceliarija, su savo kurija ir 18 metais įsteigiama ir kunigų seminarija. 1826 metais Seinuose atidaryta kunigų seminarija, kuri ruošė Sūduvos bažnyčioms lietuvius kunigus, o ilgainiui tapo svarbiu lietuvių tautinio atgimimo židiniu. Dėl Seinų seminarijos apie XIX amžiaus vidurį Seinų vyskupystėje didesnė dalis kunigų buvo lietuviai. Dalis lietuviškumo ženklų saugoma iki šių dienų. Nusakyklos, taip jau
pilnas, manau, kad pirmas žodis tai galbūt buvo mūsų vyskupo Antano Baranausko, kada jisai pasakė pamokslą ne tik tais lenkų kalba, kas buvo įprasta, bet jis pasakė ir lietuviškai, ir lenkiškai, kas truputėlį šokiravo visą susirinkusią minią, nes iki tol buvo visą laiką girdima, ypatingai vyskupų, kad tik tais lenkiškai, ir vyskupas vienintelis, kuris išdryso ir prakalbo lietuvių kalba, kuris tikrai, manau, šokiravo tuometinę visą žmonių susirinkusią minią. Tai kažkam gal buvo papiktinimas, aišku, o kažkam buvo toksai labai gražus palaikymas ir pastiprinimas, kad mes esame vis dėlto lietuviai šitame krašte. Tai yra daugybė tų žmonių, prelatų ir vyskupų, kurie mokinosi, pavyzdžiui, Seinų seminarijoje, kaip tas pats Borsevičius vyskupas, kuris patapo vyskupu, kuris čia taip pat mokėsi. Daug tokių kunigų yra, kurie yra išauginti būtent šitos seminarijos auklėtojų dėka. Tai jų yra daug, reikėtų net žiūrint sąrašą, tai tikrai yra daug žymių žmonių, daug žymių pavardžių, kurių biografijos yra praktiškai galimos vertos knygos žodžio. Tai. Pačioje bažnyčioje Antano Baranauskas pagerbtas tuo, kad yra jo palaikai, yra palaidotas būtent toje pačioje labiausiai lankomoje piligrimų vietoje, būtent Mergelės Marijos koplyčioje. Tai toje navoje mes galime pamatyti ir kas yra gražu, visą laiką yra žmonių ir taip pat lietuvaičių piligrimų lankomas, visą laiką yra arba maža kokia gėlytė padėta, kokia žvakė uždegta, vėliavėlė prisegta, visą laiką yra toksai labai gražus toje koplyčioje lietuviškas akcentas ir iki šiol jis yra atsilaikęs ir žmonės tą labai toleruoja, tą priima ir niekada nebūna kažkokio pasisakymo, kad čia, kad negerai ir kodėl ta lietuviška vėliava čia yra, tai visą laiką būna labai ramu, gera. Seinų seminarijoje spaudos draudimo metais vyko svarbi pogrindinė veikla. Po 1892 metų seminarijoje buvo sukurta lietuvių klierikų vadinamoji penkiukių organizacija, kurios branduolį sudarė 5 asmenys. Seinų kunigų seminarija buvo didelis knygnešystės ir švietimo centras ir šiandien galima kartais net stebėtis, kaip toje įstaigoje, kurioje nei vieno dalyko nebuvo dėstoma lietuvių kalba, kur neretai nepalankiai buvo žiūrima į seminaristus, kurie tarpusavį lietuviškai kalbasi, kad ji išugdė tokį lietuviškumo stuburą, kuris spinduliavo į visą etninę Lietuvą. Ir būtent toj seminarijoje labai veikia stiprus knygnešystės knygų platinimo centras. Į seminariją atnešdavo spaudinius pirmiausia Kalvarijos kunigai, o vėliau jau minėtas Karolis Petraškevičius, kuris buvo, kaip sakiau, siuvėjas, o siuvėjai tada vaikščiojo po kaimus, siuvė pas žmonės. Jis ateidavo ir į seminariją tuo tikslu, ir niekam nekelia įtarimo. Jis atnešdavo ne tik spaudą, knygas, bet taip pat nuveždavo į Tilžę seminaristų straipsnius, kurie buvo skirti Verpui, ūkininkui, truputį vėliau kaip Verpis pasidarė antiklerikalus, tai Tėvynės sargą ir kitus. Ir su seminaristais aktyviai bendradarbiavo gydytojas Kaukas. Gydytojas panašiai kaip siuvėjas, galėjo vaikštoti pas žmonės, nes serga, ateidavo į seminariją ir pas Kaukas dažniausiai gaudavo korespondenciją skirtą seminaristams, nes ji negalėjo tiesiogiai ateiti, todėl kad buvo slapta. Iki
Iki 1905 metų santykiai tarp lenkų ir lietuvių klierikų buvo pakenčiami, oficialūs. Tačiau 1908 metais pradėjus eiti vicerektoriaus pareigas, Lenkui Jalbžykovskiui padėtis keitėsi. Jis pasirūpino, kad į seminariją būtų priimama po lygiai lenkų ir lietuvių. Į visus kursus įvedė lenkų kalbą. Draudė klierikams skaityti lietuvišką spaudą. Nepaisant iš lenkų pusės daromų sunkumų kliūčių, lietuvybė seminarijoje vis dar laikėsi. Dar 1910 metais šioje vyskupystėje 2/3, o gal ir daugiau, dirbo lietuvių kunigų lenkiškose ir gudiškose parapijose. Kunigų seminarija pradėjus įdėti, kaip atsirado šičionai vyskupija nuo Vygrų per Seinus, 1826 metais buvo įkurta Seinų. Tai Seinų kunigų seminarijai visą laiką klerikų daugumą sudarydavo lietuviai. Būdavo ir lenkų, kažkiek, ar jie būdavo, kartais metuose būdavo po kelis tik tai lenkus, o būdavo po 14 arba po kelias dešimtis lietuvių. Kai atėjo profesoriaut kunigas Jalbžykovskis, kuris tapo paskui Vilniaus vyskupu, tai būtent tas viską darė, kad maždaug per pusę, ne mažiau kaip pusę būtų lenkų seminarijoje ir kita pusė sudarytų lietuviai. Bet dar ir jam nepasisekė iki Pirmo pasaulinio karo, kad šitaip atsitiktų, dar visą laiką būdavo lietuvių daugiau negu lenkų. 1904 metais caro administracijai paskelbus lietuviškos spaudos laisvę, netrukus susiformavo 3 svarbūs spaudos leidybos centrai – Vilniuje, Kaune ir Seinuose. Iš viso Suvalkuose iki 1915 metų veikė 15 spaustuvių. Iškart po spaudos draudimo panaikinimo 1905 metais kunigų seminarijos profesoriai ir kiti dvasininkai suorganizavo bendrovę knygoms leisti, o 1906 metais įkūrė Šaltinio spaustuvė, kuri leido lietuviškus žurnalus, knygas, brošiūras, kalendorius ir kitus leidinius. Savaitraštis Šaltinis, dvisavaitraštis Spindulys, mėnesinį žurnalą Vadovas. Reikėjo ruošti spaustuvę, kur spaudinti. Taip pat buvo ruošiama spaustuvė Seinuose įsteigti ir tuomet vėl kunigas Dvaranauskas pasiryžo surinkti pinigus spaustuvę įkurti. Važinėjo po lietuviškas parapijas, tai reiškia ten, kur lietuviai buvo kunigai, vikariai ir klebonai, rinko pinigus ir tokiu būdu surinko 20 000 rublių. Tada Laukaitis nuvažiavo į Varšuvą ir tokiai firmoj Fajans ir Spulka nupirko spaustuvės įrenginius. Tame už 15 000 rublių, tame 4 šriftus – lietuvių, lenkų, rusų ir lotynų kalbomis. Po kelių metų dar nupirko dar esperanto šriftą ir natas, tų ženklus. Ir reikėjo surasti, kur tą spaustuvę, sakysim, įrengimus lokalizuoti. Ir nuspręsta, kadangi dar nebuvo žinoma, kaip reikiant, laikinai įsteigta buvo kunigų, kaip galima sakyti, bendrabutyje, kunigų bendrabutyje, dabar vyskupo namai, ten kur jos patalpos, ten pirmame aukštyje, kairėje pusėje buvo įrengimai sumontuoti ir buvo partraukti pirmi tos spaustuvės darbuotojai, techninis personalas buvo iš Varšuvos. 1907 metais Šaltinis tapo pagrindiniu lietuvių krikščionių demokratų periodiniu leidiniu. Religinės didaktikos 16 puslapių gausiai iliustruotame žurnale buvo nedaug. Tuo tarpu beveik kiekviename numeryje nemažiau kaip 1 puslapį užimdavo rašiniai apie švietimo reikalus. Daug vietos buvo skiriama ir kalbos dalykams. Nuo 2000 tiražo, 500 buvo prenumeratų pradžioje, į pabaigą, reiškia, tas Šaltinis jau 15 metais priėjo net iki 15 000 tiražo. Ir tapo vienu iš didžiausių laikraščių Lietuvoje. Vienu iš didžiausių laikraščių Lietuvoje, sakysim. Ir toliau
vystėsi tas laikraštis, buvo įdomių straipsnių iš visų, ir agronomijos, ir žemės ūkiui, buvo ir patarimai, sakysim, mediciniai patarimai tame laikraštyje. Tai buvo jisai labai patrauktus, jo kalba buvo graži, švari, stilinga ir prieinama žmonėms. Seinai buvo trečias pagal svarbą lietuviškos spaudos centras Lietuvoje. Iš viso spaustuvė išspausdino 257 knygas. Daugiausia knygų išleista lietuvių kalba, taip pat lenkų, lotynų, esperanto. Lygiagrečiai leidyklos būrėsi inteligentai ir kiti kultūros žmonės. Dėka spaustuvės ir jos žmonių buvo suorganizuota, Seinuose vyko kalbininkų suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir Jablonskis, ir kurio metu buvo suformuota lietuvių kalbos sintaksė. Ir toji sintaksė buvo išleista, tarp kitko, ir Šaltinio spaustuvėje. Dėka tų žmonių kūrėsi lietuviškos organizacijos, Žiburio draugijos, Blaivybės draugijos, buvo steigiami teatrai, chorai, mokyklos lietuviškos. Taigi toje reikšme buvo labai didžiulė ir čia kilusios idėjos, mintys buvo analizuojamas Maskvos, Varšuvos, Petersburgo universitetuose. Seinai tapo, kaip jūs minėjote, labai svarbiu trečiu kultūros centru po Kauno ir Vilniaus. Šiandien apie taip dažnai pamirštama. Ir Pirmas pasaulinis karas nutraukė viską. Aukštoji bažnytinė valdžia buvo nepalanki lietuviams, tačiau tautinis darbas žemesniosios kunigijos remiamas smarkiai judėjo į priekį ir davė gražių vaisių. Seinų seminarijoje mokėsi žymus Lietuvos atgimimo ir kultūros veikėjai. Lietuvos himno autorius poetas Vincas Kudirka, literatas Vincas Mykolaitis Putinas, vyskupas ir profesorius Pranas Bučys, vyskupas Justinas Taugaitis ir daugelis kitų. Lietuviai turėjo Žiburio mokyklą, chorą, lietuviška veikla pasižymėjo tokios draugijos kaip Tarnaičių Šventosios Zitos, Blaivybės, Seinų krikščionių darbininkų draugijos. Po Pirmojo pasaulinio karo lietuviai siekė nepriklausomybės kartu su Lietuva, bet jų norams nebuvo lemta išsipildyti. Jeigu dar sukilimuose ėjo kartu lietuviai su lenkais, tai kai lietuviai pažadėjo kurti savo valstybę, lenkai nesuprato šito. Visiškai. Nepriklausomai, kad dėl lietuvių kalbos vartojimo vyko kovos jau žymiai anksčiau bažnyčiose, kad buvo lietuvių tautinis sąjūdis, jau prieš tautinis kultūrinis sąjūdis po Aušros ir Varpo pasirodymo, galima sakyti taip. Ir Seinų seminarijos, sakykime, auklėtiniai buvo labai uolūs to sąjūdžio dalyviai. Tai nepriklausomai nuo viso šito turėjo įvykti. Net tarp susirėmimas tarp Lenkų ir lietuvių kuriant šitas valstybės. Lenkų pagrindinės politinės partijos, kurios kūrė Lenkiją nepriklausomą, tai buvo NDC, kai Narodova demokracija, tai reiškia demokratai, tautininkai, juos galima būtų pasakyti. Bet jie buvo visų pirma tautininkai, o demokratija, tai ten buvo antram tik priedas prie to pavadinimo. Jie visiškai nepripažino, kad yra Lietuva. Kad yra kažkas savarankiško, kad kažkuo skiriasi. Jie jau lietuvius skaitė, kad Lenkų tautos dalis. Ne vieno Lietuvos miesto lietuviai 1919-20 metais taip pat kakliai negynė kaip Seinų. Seinai daug kartų ėjo iš rankų į rankas. Ir Lietuva tą kraštą prarado beveik 70 metų. Nutilo lietuviškas žodis bažnyčioje, prasidėjo lietuviškų knygų badas. Lenkų valdžia tik 1960 metais uždegė šviesą lietuviškam leidiniui, kuris tapo šviesos spinduliu ir nelaisvoje Lietuvoje. Aušra atsirado Seinuose, tuoj prasidėjo visai geras laikotarpis. Gal vienas iš geriausių. Aušra išeidavo 8000 tiražu, daugiau kaip pusė patekdavo į Lietuvą ir Lietuvoje buvo skaitoma. Buvo skaitoma todėl, kad Aušra rašė tarp kitko apie Lietuvos istoriją. Tuomet rašyti apie Lietuvos istoriją nebuvo galima. Lietuvos spaudose iš viso, kaip žodis Lietuva buvo kaip nacionalistinis jau išreiškimas, reikėjo tik vartoti tarybinę Lietuvą. O rašyti apie istoriją
ne tarybų Lietuvos istorija tiesiog buvo neperimtina ir spauda cenzūra neleisdavo. O Lenkijoje spausdyta Aušra Leista patekdavo ir ją skaitydavo, o čia buvo remtasi Lenkų istorikų darbais, kurie pereidavo Lenkų cenzūrą, bet Lenkų cenzūra buvo daug švelnesnė, nes jie nekovojo su lietuviškumu. Tik po 1989 metų Seinų krašte prasidėjo esminiai pokyčiai, teikiantis vilčių lietuvybės puoselėjimui šiame krašte. Prie Seinų bazilikos pastatytas vyskupo Antano Baranausko paminklas, iškilo Seinų lietuvių namai, kuriuose telkėsi kultūrinis lietuvių gyvenimas. Ruošiamasi statyti lietuviškų mokyklų kompleksą. Dabar Seinai vėl svarbus lietuvių kultūros židinys. Mama, o kodėl paukšteliai skraido? Dievulis jam davė sparnus, kad galėtų patekti didelių gyvūnų ir matytų pasaulį jaukštybių. Leidybinės tradicijas Seinų Punsko krašte tęsia šie lietuviški leidiniai. Dvisavaitinis leidinys Aušra, ketvirtiniai leidiniai Šaltinis, Suvalkietis, žurnalas Vaikams Aušrelė, Punske veikia Aušros leidykla. Nuo 1972 metų drąsesnių tautiečių grupelė nutarė stengtis atgauti ir lietuviškas mišias. Nebuvo lengva. Nepaisydami draudimo lietuviai rinkosi nenaudojamoje evangelikų bažnytėlėje Seinuose, paskui ir didžiojoje bazilikoje, kurią jų proseneliai ir seneliai rėmė išlaikė. Tikslas buvo pasiektas, dabar Seinų katedroje vėl vyksta pamaldos lietuvių kalba. Iš 5 čia patarnaujančių kunigų visada bent vienas iš Lietuvos. Tik pačių bendruomenės narių vis mažėja. Kaip bebūtų liūdna, šitas kraštas nėra didelis lietuvių skaičiumi ir ta sielovada taip pat yra neauganti, jinai yra mažėjanti. Tai visą laiką yra žmonių, kurie nori melstis, kurie nori kažko truputėlį daugiau negu sekminės šventosios mišios. Kas yra gražu, tai yra tokia žmonių grupė, ganėtinai didelė, susirenkanti ketvirtadieniais melstis visą laiką. Irgi taip pat toje Dievo gimdytojos koplyčioje, kurie visą laiką meldžiasi už Seinus, už Seinų bendruomenę, už šeimas, už kunigus, už pašaukimus. Tai yra toksai laikas. Paskui spalio mėnesį taip pat visą laiką yra žmonių, kurie renkasi melstis rožinio maldai lietuvių kalboje, kurie susirenka kartu. Gegužinės yra daugiau tradicija, ir tą seną tradiciją bandom atgaivinti, kad važiuoti melstis į kaimus, ypatingai lietuviškus kaimus, susirinkti prie skirtingų kryžių ir tokiu būdu tą bendruomenę suaktyvinti. Yra ta dabar tradicija tokia ateina, kad 3 dienas važiuoju kartu pas parapiečius į kaimus, meldžiamės prie vieno kryžiaus arba kaip kuriuose kaimuose yra skirtingi kryžiai, meldžiamės, giedam gegužinės, giedam giesmes Mergelei Marijai ir paskui 3 dieną to mūsų buvimo tarsi yra kaip vainikavimas, yra šventosios mišios. Labai priklauso viskas nuo žmonių. Viskas nuo žmonių poreikių. Jeigu žmonės nori susitikti, jie visą laiką susitiks, jie bus aktyvūs, jie norės kažką veikti, daug daugiau negu yra įprasta. Jeigu žmonės nenori, tai tada viskas būna labai įprasta. Kartais, aišku, reikia kunigo paraginimo, padrasinimo, ar norėtume susirinkti, ar kada mes čia galim rinktis, kada jūs laisvesni. Tada būna žmonių toks atliepas truputėlį, bet negalėčiau skirti, kad čia būtent kad labai yra kažkas tai išskirtinio negu Lietuvoje.